Sveiki atvykę į Bebatus. Na, jei paklaustumėte žmonių, kaip atrodo pasaulį keičiančią revoliuciją, dauguma turbūt nupieštų labai triukšmingą vaizdą. Dažniausiai įsivaizduojame minias gatvėse. Būtent. Minios gatvėse, dūžtantis langai, griūvantis pastatai, žinai, viena vėliava nuleidžiama, kita iškeliama. Tai toks brutalus išorinis galios perėmimas. Bet, kas jei pati radikaliausia revoliucija žmonijos istorijoje, tokia, kuri visiškai apvertė supratimą apie galią, įvyko visiškoje tyloje, tiesiog vieno žmogaus viduje. Tai tikrai labai intriguojantis kampas, nes mes juk esame įpratę, kad struktūrų pokyčiai dažniausiai yra kosmetiniai. Ta prasme, vieną tironą pakeičia kitas, Taip, viena piramidė perstatoma į, šiek tiek kitokią piramidą, bet patys galios mechanizmai juk išlieka tie patys. visiškai sutinku. Ir taigi šiandien mūsų diskusija sukasi apie tekstus, kurie siūlo visiškai kitokį ir drįsčiau teikti protų sunkiai suvokimo visuomenės perkonstravimo modelį. Mes nagrinėjame Mariją Noelį Tabut biblinių tekstų analizę. Aha, ta, kuri publikuota Thierry Jalas tinklarachtyje. Taip, tą pačią. Ši medžiaga apima apaštalų darbus, psalmes, laiškus korintiečiams ir Jono evangeliją susitelkiant į sekminių įvykius. Ir čia, Jalas labai aiškiai išryškina vieną esminį raktažodį, prancūziškai tai liberté arba tiesiog laisvė. Tačiau įsigilinus į šią analizę iškyla labai glus pamatinis nesutarimas dėl to, ką toji laisvė iš tikrųjų reiškia tų senovės tekstų kontekste. Būtent todėl mes šiandien ir susėdome prie šio stalo. Pagrindinis klausimas skamba maždaug taip. Ar šis visas naratyvas ir dvasios dovana pirmiausia reiškia radikalų posūkį į individualią žmogaus moralinę laisvę bei milžinišką asmeninę atsakomybę? Ta prasme, kai žmogus priima vidinį įstatymą, Arba, ir čia aš turbūt matyčiau didesnį svorį, ar toje individuali laisvė tai yra įrankis, kurio tikroji prigimtis yra iš esmės kolektyvinė ir skirta sugriauti bet kokias žmonių hierarchijas, kuriant naujo tipo bendruomenę. Taip, tai yra kertinė įtampa. Aš šioje analizėje ginsiu poziciją, kad šaltinis visų pirma akcentuoja neįtikėtiną individualios moralinės agentūros gimimą. Žmogus čia tampa visiškai savarankišku individualiu veikėju. Žmogumi su milžiniška atsakomybė ant pečių. Taip, precedento neturinčią atsakomybę. O aš į tai žiūriu visiškai kitaip. Mano pozicija remiasi tuo, kad individuali laisvė tai yra priemonė. Pagrindinė šių tekstų žinutė, bent jau kaip aš ją skaitau, yra struktūrinė. Tai vizija apie dekonstruotą visuomenę, hierarchijų griūtis ir kolektyvinės darnos, tokios vienybės per įvairovę sukūrimą. Gerai, pradėkime nuo mano perspektyvos, nes aš esu įsitikinęs, kad ji deda pamatą viskam kitam. Analizuojant apaštalų darbus ir Jono evangeliją, man atrodo akivaizdu, kad mes matome absoliuto asmens išaukštinimą. Tabot labai taikliai lygina sekmines su naujuoju Sinaju. Pažvelkime atgal Senajame testamente ant Sinažos kalno Dievas duoda įstatymą. Ir kaip jis atrodo? Iškaltas akmenyje. Būtent iškaltas akmeninėse plokštėse. Tai yra išorinių taisyklių rinkinys. Bet čia Tabut iškelia Ezechielio pranašystę, kuris sako, aš perfrazuosiu, aš išimsiu iš jūsų kūno akmeninę širdį ir duosiu jums jautrią širdį. Sekminių momentas, jis perkelia įstatymą iš išorės į pačio žmogaus vidų. Sutinku, transformacija akivaizdi. Ir Jono evangelijoje ši vidinė transformacija pasiekia savo kulminaciją. Individams, paprastiems žmonėms, suteikiama galia atleisti arba sulaikyti nuodėmes. Ta prasme, jie gauna paties kūrėjo gyvybės kvapo. Tai nėra tiesiog, graži metafora. Tai reiškia, kad žmogus tampa pilnaverčiu autonomišku moraliu subjektu. Aš matau, kodėl tu pabrėži tą individualią transformaciją, ypač kai akcentuojamas tas Ezechielio tekstas. Bet, leisk man į tai pažvelgti per kolektyvinę prizmę. Klausau. Tu kalbi apie vidinį įstatymą taip, tarsi galutinis tikslas būtų tiesiog, sukurti kažkokį tobulą individą. Tačiau pažvelkime į Babelio bokšto istoriją. Tarsi Tabut jai skiria milžinišką dėmesį. Ir manau, tai keičia viską. Babelis? Gerai. Taip, Babelyje žmonės statė vieną bokštą ir kalbėjo vieną kalbą. Ką daro Dievas? Jis juos išsklaido.
Kodėl? Ne tam, kad nubaustų. Autorė labai aiškiai teigia, kad tai buvo apsauga. Apsauga nuo to, ką prancūzai vadina pensée unique, tokios vienodos, totalitarinės mąstysenos. Apsauga nuo uniformiškumo. Būtent. O kas nutinka per sekmines? Ar visi staiga vėl pradeda kalbėti vienu tokiu, žinai, dangišku esperanto? Ne. Kiekvienas girdi kalbant savo gimtąją kalbą. Tai toks Babelio atvirkštinis variantas, kuris nesunaikina įvairovės, bet tiesiog išmoko žmonės su jie gyventi. Kaip sako Paulius laiške korintiečiams, nelieka nei žydo, nei pagonio, nei vergo, nei laisvojo. Tai ne individualus nušvitimas, tai radikalus socialinis aktas. Visų tų hierarchijų panaikinimas. Na, aš suprantu, kodėl tu taip manai, bet leisk man pateikti šiek tiek kitokią perspektyvą. Tu kalbi apie hierarchijų panaikinimą, apie įvairovę, tarsi tai galėtų tiesiog atsirasti savaime iš niekur. Nemanau, kad iš niekur, bet... Bet grįžkime prie to Sinajaus ir vidinio įstatymo skirtumo. Mes dar neaptarėme pačios mechanikos, kaip tokia tavo siūloma visuomenė apskritai galėtų veikti. Įsivaizduokime laivybą. Gerai, laivyba. Sinajaus įstatymas tai tarsi išorinis žemėlapis, kurį nupiešia kažkas kitas. Ir tai yra švyturiai, kurios kažkas turi nuolat prižiūrėti. Kad laivai nesusidurtų nakti, tau reikia policininko kiekviename uoste, tau reikia bausmių sistemos. Kitaip tariant, tau reikia hierarchijos. Būtent, išorinis įstatymas tiesiog reikalauja prievartos aparato ir prižiūrėtojo. Todėl sekminių lūžis yra toks genialus. Įstatymo perkelimas į vidų, tai tarsi giroskopo, tokio vidinio kompaso įdėgymas į kiekvieną atskirą laivą. Žmogui nebereikia išorinio tirono, kuris jam aiškinto, kas yra teisinga, nes tas kompasas jau yra jo širdyje. Ir prisimink, ugnies liežuvai nusileidžia ne ant minos, kaip kažkokios beformės masės, jie nusileidžia atskirai ant kiekvieno individo galvos. Taip, ant kiekvieno asmeniškai. Taigi, be šio fundamentalaus, visiškai individualaus pokyčio, bet koks tavo minimas hierarchijų griovimas baigtųsi tiesiog visiška anarchija. Tik laisvas, morališkai savarankiškas asmo apskritai gali būti tokios visuomenės narys. Na, aš į tai žiūriu iš visai kitos pusės. Tavo ta giroskopo analogija yra labai įdomi, tikrai, tačiau man atrodo, ji ignoruoja vieną esminį dalyką. Giroskopas vis dar gali būti sukalibruotas veikti tik vienam visiškai izoliuotam laivui. Ką turiu omenyje? Tabaut akcentuoja pranašo Joelio žodžius. Ten sakoma, kad dvasia išliejama ant kiekvieno kūno, prancūziškai tout être de chair. Žinai, kodėl tai taip svarbu šioje analizėje? Nes Sinajos žemėlapis, grįžtant prie tavo termino, buvo duotas tik vienai tautai. Jis buvo absoliučiai ekskliuzyvus. Aha, jis atskyrė savus nuo svetimų. Taip, tam tikrą prasme jis ir kūrė tą pačią Babelio monokultūrą, kur, žinai, mes esame teisingi, o visi kiti už mūsų sienų ne. Babelio ištaisimas juk nėra vien tik vidinio kompaso gavimas, tai yra pačios komunikacijos problemos išsprendimas. Komunikacijos problemos. Ta prasme, kalbų sumaišymo. Tie mūsų vadinamieji informaciniai burbulai. Tai juk yra modernus Babelis. Visi tame pačiame burbule kalba tą pačią kalbą, stato savo tiesos bokštą ir absoliučiai nesusikalba su kitais burbulais. O geras palyginimas. Dievas Babelyje juos išsklaido, kad parodytų, jog universalumas veda į tironiją. O per sekmines žmonės nesukuria vienos universalios kalbos. Žmonės stebisi. Argi šitie kalbantieji nėra galilėjiečiai, tai kaip mes juos girdime savo kalbomis? Tai ne asmeninis giroskopas, tai gebėjimas suprasti kito žmogaus radikalų kitoniškumą, nebandant jo asimiliuoti. Tai beprotiškas socialinis triumfas. Tai labai graži vizija, tikrai, bet jeigu mes kalbame apie socialinį triumfą, mes privalome aptarti, kaip tekstas dekonstruoja pačio žmogiškąją galią. Nes norint sujungti tokią įvairią visuomenę, kažkas turi netekti savo absoliučios valdžios. O, na va čia ir prasideda patys įdomiausi dalykai. Šaltinyje autorė atlieka labai gilų lyginimą tarp biblinės 104-osios psalmės ir Egipto faraono Echnatono himnų Saulei. Taip, ten labai stipri dalis. Abu šie tekstai istoriškai yra labai artimi. Abu be galo žavisi gamtos grožiu. Tačiau pažiūrėkime, kaip jie tą daro. Egipte Saulė yra dievybė. Ji yra absoliuti, nesibaigianti galia. O Biblijoje Tabut pabrėžia, kad psalmė Saulę tiesiog, nukarūnuoja. Padaro ją tiesiog įrankiu. Taip, ten sakoma,
Tu padarei mėnulį laikui matuoti, Saulė žino, kada jai nusileisti. Tai tiesiog dangiška gatvės lempa. Ir tu turi suprasti tas politinės pasiekmes. Jei Saulė nebėra dievas, tuomet faraonas. Kuris vadinamas Saulės sūnumi? Būtent, faraonas tampa tiesiog paprastu žmogumi. Jis netenka savo dieviškosios mandato. Autorius per teologiją sugriauna visą politinę piramidę. Ir tą patį, pavyzdžiui, daro Paulius pirmame laiške Korintiečiams. Kai kalba apie kūną. Taip, jis aprašo bažnyčią kaip mozaiką, kurioje nėra jokios vertikalios struktūros. Net religinius išvietinimas nesuteikia jokio pranašumo, tik specifinė misija. Viskas dekonstruojama į plokščią bendradarbiavimo tinklą. Na, palauk. Tai įdomi mintis, nors aš ją tikrai suformuluočiau kitaip. Tu kalbėjai apie tą plokščią sistemą, mozaiką. Žinai, man tai skamba tarsi koks decentralizuotas blockchain tinklas, kur joks kompiuteris nėra svarbesnis už kitą. Taip, tai visai nebloga analogija. Tačiau pažvelkime į pačios mozaikos metaforą iš arčiau. Tabūt naudoja žodį teselės. Tai tos mažytės individualios stiklo ar akmens plytelės. Iš kurių viskas sudaryta. Taip, kad mozaika būtų gyva, kad ji iš vis turėtų formą ir raštą, kiekviena toji plytelė turi būti absoliučiai unikali, išbaigta ir turėti savo labai specifinę vietą. Tebut, cituoja tą pačią psalmę. Atsiunti savo dvasią, jie sukuriami. Kuriamas neabstraktus tinklas, kuriami labai konkretus laisvi asmenys. Bet tie asmenys juk negali egzistuoti be visumos. Gali, bet jei tos individualios plytelės nėra ryškios, neturi savo valios, tavo horizontali sistema virs tiesiog pilku, beformiu betonu. Kolektyvas, koks jis bebūtų plokščias, negali turėti sąmonės. Tik individas gali. Ir būtent tas individas turi prisimti atsakomybę. Na, aš sutinku, kad individas turi turėti savo unikalų veidą, taip. Tačiau visiškai nesutinku, kad jo asmeninė autonomija yra galutinis taikinys. Mane tiesiog neįtikina ši logika, nes ji palieka žmogų tiesiog atskirta, žinai, besimėgojantį tą savo laisvę. Gerai, mes jau priėjome prie asmeninės laisvės ir atsakomybės. Leisk man įvesti argumentą, kuris, aš tikrai manau, atskleidžia giliausią šio šaltinio prasme. Klausau. Keliaukime į Jono Evangelijos 20 skyrių. Tai yra tai, ką autorė vadina 8-ąją kūrimo diena. Jėzus ateina pas mokinius ir įkvėpė juos. Kaip pradžios knygoje Dievas įkvėpė į dulkes, taip čia žmogus tampa laisvų moralinių agentų. Bet kas eina po to? Misija atleisti nuodėmes. Taip, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Ta kabutai vadina siaubinga atsakomybė gale palikti pasaulinę viltyje. Ji naudoja labai įdomią teatro suflero analogiją. Aha, kad šventoji dvasia veikia kaip sufleris spektaklyje. Aš prisimenu šitą vietą. Teisingai. Bet pamatykime, kaip tiksliai tai veikia. Įsivaizduok situaciją. Veiksmas vyksta scenoje. Žmogus, aktorius, savo prigimtimi nori keršėti. Jis nori bausti. Jis tiesiog pamiršta, kaip atleisti. Tuomet dvasia kaip sufleris jam pašnibždė žodžius. Tačiau atkreip dėmesį į šio mechanizmo žiaurumą. Sufleris negali išeiti į sceną ir pasakyti tekstą už aktorių. Sufleris tik šnabžda iš duobės. Tai tarsi atominės bombos deaktyvavimo procesas. Dvasia tau jausi pasako slaptą kodą, bet tu pats, tavo paties ranka turi suvesti tą kodą. Joks kolektyvas to nepadarys. Ta padaryti privalo individas. Tai skamba labai herojiškai, bet... Tai yra laisvės viršūnė. Pasaulio gelbėjimas kabo ant asmeninio apsisprendimo plauko. Jokios plokščios struktūros to neaprėpia. Na, atsiprašau, bet man tai skamba neįtikinamai. Leisk paaiškinti, kodėl. Tavo atominės bombos ir suflerio analogijos yra labai įtaigios, bet tu visiškai izoliuoji jas nuo socialinio konteksto. Tu paverti atleidimą kažkokią, asmeninę psichologinę dramą. O tai nėra asmeniška? Tai yra asmeniška, bet pažiūrėkim, ką Jėzus pasako prieš perduodamas tą galę atleisti. Tabut tai kruopščiai išnagrinėja. Jėzus sako, kaip tėvas mane siuntė, taip ir aš jūs siunčiu. O ką reiškia jo misija pagal Joną? Jis yra Dievo avinėlis. Būtent, mokiniai siunčiami kaip avinėliai tarp vilkų. Tai nėra tiesiog gražia pasakaitė. Tai be galo gilus sociologinis pastebėjimas. Pasaulis, tie vilkai, veikia pagal plėšrūno, pagal atsakomosios smurto dėsnius. Ir kaip tas tavo atleidimas veikia vilkų visuomenėje?
Ogi štai kur slypi mechanizmas. Tai, ta prasme, yra žaidimų teorija praktikoje. Vilkų pasaulyje veikia akis už akį principas. Jei tu mane nuskriaudai, aš privalau tau atkeršyti, kad išlaikyčiau savo galią. Tada tu keršiai man atgal. Nesibaigianti vendeta? Taip, užsiveda begalinė smurto spiralė, kuri galiausiai sunaikina visą bendruomenę. Kai mokiniams duodama galia atleisti, jiems duodamas vienintelis socialinis stabdis. Vienintelis įrankis nutraukti šią grandinę. Sustabdyti spiralę. Taip, atleidimas sako, tu mane sužaidėjai, bet aš tau neatsakysiu smurtu. Tai reiškia elgtis kaip avinėliui. Ir tai daroma ne tam, kad asmuo pasijustų moraliniu herojumi suveldęs tavo bombos kodą. Tai daroma tam, kad visuomenė išgyventų. Tai yra pragmatiškas socialinės išlikimo strategijos mechanizmas. Ši atsakomybė tarnauja utopinės be prievartos funkcionuojančias bendruomenės kūrimui. Na bet žiūrėk, net ir šioje stabdžio mechanikoje, kurią tu labai gražiai aprašei, sprendimą priima pavienis žmogus. Be individualaus subjekto toje vietoje bendruomenė tiesiog neturi galimybės paspausti to stabdžio pedalo, visuomenė juk veikia kit per individą. Taip, sprendimą priima asmuo, bet individas turi prasme tik tada, kai jo veiksmai išgydo pačią visuomenę. Be korektyvo jo atleidimas lieka kaboti kažkokiame moralinėme vakume. Na štai kodėl ši Sabaud analizė ir yra tokia nepaprasta. Kai mes sudedame viską, ką šiandien aptarėme, mes pamatome visiškai dvilipę ir, turbūt todėl, tokią tikrą miziją. Šaltinis meistriškai išlaiko šią įtampą. Taip, įtampa čia didžiulė. Iš vienos pusės, ir tai lieka mano giliausias įsitikinimas, mes matome 8-ąją kūrimo dieną. Žmogų, kuris atsiplėšia nuo minies, gauna vidinį giroskopą ir paties kūrėjo pasitikėjimą veikti laisvai. Tai žinai, gąsdinantis asmeninės brandos momentas, kai pačiam tenka pasukti atleidimo raktelį. O aš mąstydama apie visą šią struktūrą tiesiog negaliu nustoti galvoti apie tą atvirkštinį Babelį. Mes pernelyg ilgai gyvenome pasaulyje, kur galia reiškia tiesiog dominavimą. Šie tekstai siūlo horizontalią mozaiką. Sistemą, kuris stebuklingai leidžia suprasti kito kalbą. O atleidimas čia yra tie klijai, kurie neleidžia visuomeniai subirėti po smurto svoriu. Taigi turbūt galime sutikti, kad šį įtampą tarp individualaus širdies įstatymo ir tavo minimos kolektyvinės mozaikos ir yra skirta likti neišspręsta. Tai netrūkumas, tai šios teologinės minties gilumo įrodymas. Visiškai teisingai. Be laisvo individo mes turime totalitarinį Babelį, o be tikslo sukurti bendruomenę mes turime tiesiog egoisto anarchiją. Marino Eltabut mums davė puikią kalbą šiai misterijai aptarti. Mes žinoma neketiname skelbti laimėtojo, taigi visada paliekame spręsti jums, mūsų klausytojams, kuri jėga, asmeninis giroskopas ar horizontalus socialinis tinklas jums atrodo fundamentalesni. Tačiau kitą kartą, kai galvosite apie pasaulį drebinančius pokyčius, prisiminkite, kad viskas gali prasidėti labai tyliai, galbūt nuo suflerio šnabždusio. Arba nuo to momento, kai po ilgų nesusipratimų staiga supranti kitą žmogų jo paties, tokia skirtinga nei tavo kalba. Iki kito karto. Ačiū, kad gilinatės kartu su mumis.